Kodėl žiemą mes daug sergam? Fizinių priežasčių gali būti begalybė. Nuo virusų iki bet kurių kitų ligų apie šitą dalyką mes nekalbam. Daug įdomesnė man yra ta vidinė, energetinė, dvasinė dalis. Ir čia vienas iš atsakymų yra labai paprastas. Mes esame gamta. Mes esame ne tai, kad gamtos dalis, mes esame 100% gamta. Ir dėl to, kai ateina žiema, gamta mūsų viduje eina ilsėtis. O mes vis tiek bėgam, planuojam. Ir tada ateina toks laikas, kada mūsų kūnas sako, ačiū, pailsėkim. Ir tada paaiškėja, kad tikrai tu turėjai tas kelias dienas poilsiui, pasaulis nesugriuvo. Deja, ilsėjasi tu lovoje su temperatūra. Tai įžvalga čia labai paprasta, leisk savo pailsėti. Priimk šitą žiemos dovaną, priimk ją savo kūnui ir savo sielai ir leisk savo pailsėti ne tik tai toliau vartojant informaciją, bet leisk pailsėti ir savo smegenims. Tai labai geras toks poilsio būdas yra meditacija. Kada 1 valandą tu tiesiog atsijungi nuo visko, nuo visų reikalų, nuo visų pareigų. Tu esi su savim, su savo vidum ir su savo kūnu. Ir tai yra ne tik poilsis, tai yra realus gyjimas. Tai yra dovana visai gamtai ir tam, kas yra dar daugiau tavo viduje.